dalyvauju Lietuvos autokroso varžybose, esu lenktynininkas. Vien dulkės, o su kontaktiniais lęšiais važiuoji, tai tiesiog būdavo, kad net nemirksi. Nes, išdžiūsta kontaktiniai lęšiai ir gali iškristi, bevažiuojant. O su akiniais irgi ten neįmanoma į šalmą tilpti su akiniais. Kažkaip irgi jaudinausi važiuodamas labai. Atvykau į kliniką, registratūroje pasitiko viską dar toks, nerimas, jaudulys, siaubingas. Iš operacinio pats išėjau, matydamas be akinių. Tai buvo kaip, nežinau, kai sapnas, prabudus iš sapno. Negali patikėti pats tuo, kas vyksta iš tikrųjų. Koks stebuklas įvyksta per 10 minučių. Bet važiavimas pasikeitė gerą pusę ir šiaip gyvenimas visas. Kažkaip pradėjau daugiau užsibrėžtų tikslų gyvenime siekti. Tai vat ir įkūriau ir savo servisą. Daug apkeliavau, aišku, be akinių, be kontaktinių lęšių, daug pamačiau savo akim, be pagalbos jokios. Aš negalėjau atsidžiaugti, kad aš ryte prabundu. Nei man akinių nereikia, nei kontaktinių lęšių dėtis, aš guliu sau lovoje prabudęs, žiūriu per langą, kaip paukščiukai skraido, jeigu tai vasara. Ir nereikėdavo ten ieškotis akinių, įsidėti, vat ką pastebėdavau. Ir gulėdavau ilgai, dar žiūrėdavau per langą, nes būdavo man keista.